Labas vakaras, ketvirtadienio Dzūkijos televizijos žinios jūsų dėmesiui, kviečiame žiūrėti. Pradžioje trumpai apie tai, ką šiandien matysite. Žiniose matysite, alytiškiai giedodami tautišką giesmę siekia rekordo. Tai stipru, tai unikalu, tai patriotiška, taip kad sveikinu visus valstybės diena. Valstybės dienos šventėje Dauguose garbūs svečiai, apdovanojimai ir saldainių lietus. Šauktinių artimieji savo kailiu išbandė kliūčių ruožą. Pristatytas Roberto Šarknicko režisuotas choreografinis teatralizuotas spektaklis pagal Jono Biliūno kūrinį Kliudžiau. Alytaus ligoninėje moteris pasigedo piniginės. Po ilgos pertraukos Alytaus Dainava iškovojo taškus pirmojoje lygoje. Vakar Rotušės aikštėje alytiškiai giedoję tautinę giesmę siekė rekordo. Lietuvoje dar nebuvo fiksuota su trispalvėmis peteliškėmis tautišką giesmę giedančių žmonių grupės rekordas, pasakoja Daina Baranauskaitė. Vakar Alytaus Rotušės aikštėje būriavosi šimtai žmonių. Nuo jauniausių alytiškių iki senjorų, kurie lygiai 21 valandą susirinko su viso pasaulio lietuviais tuo pačiu metu sugiedoti tautišką giesmę. Alytiškius pasveikino miesto meras Vytautas Grigaravičius. Mūsų šalis yra unikali. Vieną ir tą pačią dieną, sutartą valandą visame pasaulyje dainuojanti, giedanti savo valstybės himną. Tai stipru, tai unikalu, tai patriotiška, taip kad sveikinu visus valstybės diena ir linkiu toliau puoselėti mūsų miestą, puoselėti mūsų šalį, stiprinti ją. Su švente visus. Beje, vienos politinės organizacijos jaunimas organizavo rekordo siekimą. Daugiausiai žmonių trispalvėmis peteliškėmis giedančių tautinę giesmę. Pirmieji 200 į šventę atėjusių alytiškių peteliškės gavo nemokamai. Iš viso tautišką giesmę su trispalvėmis peteliškėmis giedojo ir rekordo siekime dalyvavo 236 alytiškiai. Daina Baranauskaitė, Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Valstybės dienos išvakarėse Alytaus rajono savivaldybės surengtoje šventėje Dauguose šurmuliavo bendruomenės, koncertavo rajono kolektyvai, svečiai iš Baltarusijos, žinomi šalies atlikėjai. Šventės iškilmingą dalį vedė tautiniais rūbais pasipuošę rajono meras ir vicemeras.
Mažuosius šventės dalyvius džiugino saldainių lietus iš malūnsparnio, o artėjant vidurnakčiui Lietuva buvo pasveikinta fejerverkais ir lazeriais. Valstybės karaliaus Mindaugo diena Dauguose kaip pagrindinė Alytaus rajono metų šventė paminėta jau 18 kartą. Ji pradėta nuo valstybės himno. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus tęs stiprybę semia. Daugeliui netikėtai renginio vedėjai, pasipuošę tautiniais kostiumais, buvo Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir vicemeras Arvydas Balčiūnas. Graži tu mano, brangi tėvynė, šalis, kur miega kapiuos didvyriai. Graži tu savo dangaus mėlynė, brangi tiek vargo, kančių prityriai. Brangus Alytaus rajono žmonės, gerbi svečiai, the guest from Poland, Belarus, Latvija and Ukraina. Šiandien minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, valstybės dieną, svarbu prisiminti, kas mus vienyje ir jungia. Ir niekad nepamiršti, tada ir dabar, kas mums brangiausia. O brangiausia yra mūsų žmonės, tai yra mes, mūsų paveldas, mūsų amatai, mūsų darbai, mūsų kultūra. Šiais metais šventėje dalyvavo užsienio delegacijos iš Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos. Pristačius svečius, šie pasveikino su švente. Конечно, с вашим большим праздником. Мне большая честь быть на вашем этом празднике. Sveikinu Jūs su didelė švente. Man didelė garbė dalyvauti čia. Džiaugiuosi, kad pasirašysime sutartį ir bendradarbiausime. Latvija ir Lietuva. Yra daug galimybių dalyvauti europiniuose projektuose. Galimybių tikrai dar yra. Евроденьги можно взять между двумя странами. Надо их брать, потому что они есть. Po sveikinimo kalbų prasidėjo Alytaus rajono ir Latvijos Respublikos Jelgavos rajono savivaldybių sutarties pasirašymo ceremonija. Sutartį pasirašė Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir Jelgavos rajono savivaldybės meras Ziedonis Caunė. Susitarimas pasirašytas. Vėliau prasidėjo Alytaus rajono garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Už pilietiškas iniciatyvas ir įgyvendintus vaiko teisių, globos, šeimos stiprinimo projektus, turinčius ypatingą reikšmę Lietuvos valstybės ateičiai. Rasa Dičpetrienė, organizacijos Gelbėkit vaikus generalinė direktorė. Lietuvoje yra apie 19 000 vaikų, kurie kasdien susiduria su nevaikiškomis problemomis, nuolatiniu maisto trūkumu, labai prastomis gyvenimo sąlygomis, fiziniu ir psichologiniu smurtu šeimoje bei mokykloje. Organizacija Gelbėkit vaikus jau 25 metus padeda vaikams, kuriems būtina socialinė, psichologinė ir materialinė parama. Rasa Dičpetrienė plėtoja ir įgyvendina projektus, skirtus apsaugoti vaikus nuo bet kokio smurto ir išnaudojimo. Vadovauja organizacijai, kuris stengiasi rodyti humaniškos tėvystės būdus, nuosekliai ir kantriai skiepija visuomenės supratimą apie tai, kas yra suaugusiojo atsakomybė vaikui. Prašome rajono merą ir Rasą Dičpetrienę pasirašyti Alytaus rajono garbės piliečių knygoje. Alytaus rajono meras ir garbės pilietė pasirašė garbės piliečių knygoje. Rasa Dičpetrienė priėmė garbės piliečio regalijas, ženklą ir liudijimą. Milžiniškas nuoširdus ačiū už man tokią suteiktą garbę ir pasitikėjimą. Iš tikrųjų, šiemet tai jau yra antras apdovanojimas. Pirmąjį
gavau iš mūsų prezidentės medalį už nuopelnus Lietuvai. Ir tada prezidentė už rankos laikė, kad nenuelgčiau. Tai merė, jeigu atsistotumėt arčiau, man būtų saugiau. Va, jau iš karto geriau darosi, nes iš tikrųjų galvojau, kad taip nesijaudinsiu, bet jaudinos nepaprastai. Ir gal tiesiog žmonių kalba pasakysiu, kaip jaučiuosi ir ką galvoju. Man šitas vardas yra nepaprastai svarbus ir pirmiausia tai dėl to, kad, žinot, aš beveik dzūkė esu. Aš vis su vyru ginčiuosi, aš nutekėjau į Alytaus kraštą, bet aš taip per 20 metų neišmokau net Alytaus kirčiuot normaliai, bet dėl to aš per daug nepergyvenu. Dar turiu žemėlapį pasikabinus namuose, kur Vilnius priklauso Dzūkijai. Ir su vyru visą laiką ginčiuosi, sakau, aš esu dzūkaitė, o tada jis iš manęs juokiasi, sako, niekad nebuvai ir nebūsi. Tai man šitas kraštas yra tikrai ypatingas ir aš vyrui pasakiau, sakau, matai, dabar aš atiduodu duoklę tavo kraštui. Jisai sako, tai jau kraustomės atgal? Sakau, jau beveik ir kraustomės atgal. Tai iš tikrųjų, širdį ir pasivogė Alytaus kraštas, turiu pripažinti. Rasa Dičpetrienė yra 10-oji rajono garbės pilietė, kuriai šį vardą suteikė savivaldybės taryba. Valstybės karaliaus Mindaugo šventėje Dauguose vyko saviveiklininkų pasirodymai. Vietinės grupės grojo, šoko, dainavo, žiūrovams dovanojo gražiausius savo kūrinius. Taip pat koncertavo ir kviestinės grupės. Česlovas Gabalis su grupe Pelenai. Ir 6-9 danguje. Artėjant vidurnakčiui, Daugų dangų nušvietė fejerverkas. Lazerių šou vyko diskoteka su grupe Ex-Combo ir didžėjumi. Daina Barnauskaitė, Modesta Kvedaravičiūtė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Ulonų batalione vakar visą dieną vyko atvirų durų diena, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių artimiesiems. Šie galėjo ne tik įvertinti šauktinių akies taiklumą, bet ir kartu pereiti kliūčių ruožą. Viktorijos Ražukaitės reportažas. Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Ulonų batalione Liepos 6 buvo išskirtinė ne tik dėl minėtos valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos, bet ir dėl dalinyje susirinkusių nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių artimųjų. Čia vyko atvirų durų diena šauktinių šeimų nariams, kurie savo kailiu galėjo išbandyti purviną kliūčių ruožą bei įsitikinti jaunųjų karių šaudymo sugebėjimais. Bandyti norėjau save, pavyko man. Sakykit, išleidote dukrą į pradinę privalomą tą karo tarnybą. Koks jausmas buvo pradžioje ir koks dabar? Kaip jaučiatės? Ar reikėjo dukrai to? Būtinai reikia to. Pati pradžia kaip ir visos mamos. Pergyvenau, o dabar džiaugiuosi ir didžiuojuosi tikrai. Ar tas kliūčių ruožas sudėtingas buvo? Ne. Nei fiziškai, nei psichologiškai? Ne, tikrai ne. Šaudymas tai nieko gero neduoda, bet šiaip tarnyba tai sūnum patenkinta, sūnus irgi nesiskundžia, ypač Alytaus pulku. Kokia reakcija buvo iš pradžių, kai sūnus pasakė, kad išeinu tarnauti, ginti tėvynės? Reakcija buvo labai normali, nes buvo iš karto nusiteikimas, jeigu reikės, tai ir tarnausiu. Šauktiniai, jie yra labai motyvuoti, ypatingai pas mus batalione, todėl jiems sekasi tikrai labai gerai, sakyčiau, netgi labai gerai, nes ta motyvacija leidžia jiems rodyti labai puikius rezultatus. Tai galim pamatyti netgi ir šiandien. Yra kariai, kurie savo iniciatyvą, nieko neverčiami, eina kliūčių ruožą, tėvai irgi stebi tai visą tai ir visas šitas renginys ir parodo tą visą puikų rezultatą ir jų motyvaciją. Kariams teko pereiti kliūčių ruožą, kuris buvo iš kombinuotų kliūčių. Rungtys buvo orientuotos į fizinį parengimą, tad daugelis rungčių reikalavo fizinės ištvermės, jėgos ir komandinio darbo. Ne vienas tikrai ėjo ir labai yra patenkinti, kad yra tokia sudaryta galimybė. Tiek. Kas toliau tų šauktinių laukia? Žinau, kad kažkokios vertinamosios pratybos bus ir galų gale išleistuvės, taip? Taip, laukia būrio vertinamosios pratybos ir kopos vertinamosios pratybos, po kurių įsivertinsim parengtumą ir atsisveikinsim su šauktiniais savo.
Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių išleistuvės vyks rugsėjo 16-ąją. Viktorija Režukaitė, Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre pristatytas Roberto Šarknicko režisuotas choreografinis teatralizuotas spektaklis pagal Jono Biliūno novelę Kliudžiau. Modestos Kvedaravičiūtės reportažas. Liepos 2 dieną Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vyko choreografinis teatralizuotas spektaklis pagal Jono Biliūno Kliudžiau novelę. Kaip pats spektaklio režisierius Robertas Šarknickas teigia, jog idėjos neieško, tiesiog pats kūrinys atėjo jo širdį. Idėjos aš taip labai ir neieškojau, man tiesiog gal pagal mano prigimtį arba pagal kažkaip socialinį darbą, kurį atlieku visuomenėje ir tai, kas vyksta aplinkui, trūksta tos užuojautos, jautros žmogui, gal mane visą gyvenimą ir tai persekioja. Tai gal dėl to tas kūrinys ir atėjo irgi į mano tą širdį. Tiesiog prisiminiau, kaip 4 klasėje mes visi berniukai verkėme klasėje, kai skaitėme per lietuvių kalbos pamoką šią novelę. Pasak režisieriaus, spektaklis pastatytas per daugiau nei 2 mėnesius, nes buvo sudėtinga viską suderinti, kadangi šokėjai dalyvavo ir kituose renginiuose. 2 mėnesiai, gal daugiau šiek tiek vyko repeticijos, bet kadangi šio spektaklio šokėjai taip pat dalyvauja ir kitose renginiuose, tai buvo šiek tiek sudėtinga, bet nepasidavėm, laikėmės. Aš visada po repeticijų jas apkabindavau ir sakau, neužmirškim, kad mes turime darbą atlikti. Robertas teigia, kad dekoracijų nenaudoja, nes labiau jam patinka tuščia erdvė, kurią sukuria šviesa, muzika, judesys. O čia bus įdomiausia, kad dekoracijų visai nebus scenoje. Tai bus aktorinis darbas, šokėjai taip pat bus aktoriai, artistais. Ir man asmeniškai labiau patinka, kai scenoje yra mažiau dekoracijų. Man labiau įdomu stebėti žmogų scenoje, koks jo gyvenimas vyksta čia ir dabar scenoje, toj dėžutėje, reiškia. Nes dekoracijos šiek tiek, kaip sakyt, užgožia, aišku, jos ir padeda dalinai vaidinti aktoriai, bet man patinka labiau turbūt tuščia erdvė. Ir sukuria tą erdvę šviesa, muzika, judesys, žodis, balsas, žvilgsnis. Šarknickas planuoja ir toliau daryti spektaklį pagal Jono Biliūno Kliudžiau novelę. Rankoje nešiausi strėlas, jaučiausi esas tikras Amerikos įlaukų gyventojas. Šitas spektaklis buvo planuojamas grynai draugų pasauliu pagal projektą vykdomą Alytaus miesto savivaldybės. Kadangi šis kūrinys mums tiek prilipo, kad nesinori tik vieną kartą parodyti ir uždaryti jį. Mes norime toliau skleisti tą gerumą, nuoširdumą, kuo daugiau. Bet mes planuojam rugsėjo mėnesį dar parodyti kitom progom. Spektaklio pabaigoje žiūrovų ir spektaklio aktoriai skubėjo padėkoti ir įteikti gėles Robertui Šarknickui. Modesta Kvedaravičiūtė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Dabar žinias tęsia kriminalinių įvykių apžvalga. Liepos 6 dieną apie 19:30 min. Alytaus rajone Simno seniūnijoje Kavalčiukų kaime kelyje Alytus Simnas Kalvarėje vyras vairuodamas automobilį Opel Astra nepasirinko saugaus greičio. Posūkyje nesuvaldė automobilio. Išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su iš priekio atvažiuojančiu automobiliu Renault Megane, kurį vairavo moteris gimusi 1979 metais. Eismo įvykio metu nukentėjo Renault markės automobilio vairuotoja ir kartu važiavęs keleivis. Medikai pagalbą suteikė vietoje. Opel Astra vairuotojas išgabentas į Alytaus ligoninę. Suteikus pagalbą, gydytis išleistas į namus. Apie 17 valandą Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės traumatologijos skyriuje gydoma moteris pastebėjo, kad iš nerakintos spintelės dingo jos piniginė, kurioje buvo 135 eurai. Dėl abiejų šių įvykių Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Liepos 5 ir 6 dienomis Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius užfiksavo 48 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Daugiausiai iš jų 11 buvo greičio viršimo pažeidimai, taip pat užfiksuota 10 kelio ženklų ir ženklinimo pažeidimų. Aivaras Juškevičius, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Alytaus miesto stadione vyko Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos rungtynės. Plačiau apie jas Aivaro Juškevičiaus reportaže. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Alytaus Dzūkijos futbolo klubas Dainava Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos 16 turo rungtynėse stojo į kovą prieš Gargždų Bangos 11. Mačas kaip ir pirmajame rate baigėsi lygiosiomis 0-0. Prieš rungtynės abiejų komandų futbolininkai kartu susirinkusiais žiūrovais vieningai sugiedojo tautišką giesmę, taip paminėdami kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę. Aktyviai pirmajame kėlinyje žaidusi Dainava apgulė priešininkų vartus. Tik svečių vartininko Igno Dromovo ir Fortūnos dėka Banga išvengė didesnių nemalonumų. Artėjant kėlinio viduriui alytiškiai vieną po kito sukūrė 3 pavojingus epizodus. Renaldo Stankevičiaus ir Ronaldo Solomino smūgius iš baudos aikštelės atrėmė Bangos vartų sargas, o 22 minutę po baudos smūgio iš dešiniojo krašto ir Ronaldo Solomino kyštelėtos galvos kamuolys atsimušė į vartų virpstą. Dar kartą svečių vartininkas sublizgėjo antrojo kėlinio pradžioje, kai kampinį nukreipė iš aštraus kampo į vartus siųstą dainaviečių kamuolį. Visgi antrajame kėlinyje tai buvo vienas iš retesnių Dainavos pavojingų epizodų prieš Gargždų Bangos vartus. Svečiai aktyviau spaudė alytiškius, o dažna Dainavos ataka baigdavosi prarastu kamuoliu. Geriausia galimybė pasiųsti kamuolį į vartus 66 minutę turėjo gargždiškis Aurelijus Taponka. Išbėgęs vienas prieš Alytaus vartus gynusį Marių Šalkauską. Po svečių kapitono smūgio kamuolys nuskriejo ne tik greta vartininko, bet ir greta vartų. Per likusį laiką dzūkai rimtesnių nemalonumų svečių ekipai taip ir nesukūrė, tad mačo arbitras užfiksavo nulinės lygiąsias. Po šių rungtynių pirmojoje lygoje prasideda vasaros pertrauka, tad artimiausios Dainavos rungtynės Alytuje vyks Liepos 31 dieną. Alytiškiai susitiks su Vilniaus Žalgirio antrąja komanda. Iki šio mačo dainaviečiai planuoja sužaisti draugiškas rungtynes su Lenkijos 3-ojoje lygoje žaidžiančiu Grajevo Varinė klubu. Preliminari kontrolinio mačo Lenkijoje data Liepos 23 dieną. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Tai visos ketvirtadienio naujienos Dzūkijos televizijos žiniose. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus vakaro ir iki rytojaus. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Penktadienį lietaus debesys net labai dažnai užsuks į Lietuvą. Naktį vyraus trumpi lietūs ir lis tik kai kuriuose vietovėse. Dieną lietaus bus daugiau. Palis beveik visoje Lietuvoje. Vėjas rims, o savaitgalį orai mėgins šilti, tačiau šilumą kartais menkins trumpi lietūs. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Antradienio dieną Alytuje termometro stulpelis pakils iki 17, Kaune ir Vilniuje iki 18, Klaipėdoje iki 19 laipsnių aukščiau nulio.